Stadius. Kas tai? Net ir neprisiregistravę vartotojai gali surasti informaciją apie stadionus. Galima pasirinkti žemėlapį, kuriame surasite visus įvestus stadionus. Taip pat galite, pagal pasirinktus parametrus, surasti norimą stadioną. Pateikiama informacija ne tik apie stadioną, bet ir jo nuotraukos žemėlapis stadionui surasti. Neprisiregistravę vartotojai gali tik skaityti forumą. Pradinėme puslapyje skelbiamos ir varžybos, tačiau norint prie jų prisijungti, būtina prisiregistruoti. Čia taip pat skelbiamos ir naujienos, kurios gali sudominti vartotojus. Pagrindinėme puslapyje pateikiama informacija apie varžybas, prie kurių prisijungėte. Mano varžybos puslapyje pateikiama informacija ir apie tas varžybas, kuriuose jūs atsisakėte dalyvauti. Jeigu vartotojas neprisijungęs prie jokių varžybų, biržoje gali susirasti kitus asmenis, kurie rengia varžybas. Mano komandos puslapyje pateikiamas komandų, prie kurių esate prisijungęs sąrašas. Jeigu neturite savo komandos, galite pateikti paraišką prisijungti prie jau egzistuojančios komandos arba įkurti naują komandą. Istorijos puslapyje pateikiama informacija apie įvykusias varžybas. Tik čia galite vertinti kitus vartotojus ir stadionus. Puslapyje stadionai galima ne tik surasti, bet ir įvesti naują stadioną. Įvestus duomenis patikrina administratorius ir po patvirtinimo naujas stadionas atsiranda Stadius sistemoje. Forume galite dalintis savo mintimis viešai. Tik registruoti vartotojai gali naudotis bendra Stadius paieška. Jeigu tiksliai žinote kito žaidėjo vardą, stadiono ar komandos pavadinimą, šis įrankis tiesiogiai jūs ten nukreips. Dar viena privilegija registruotiems vartotojams – peržiūrėti stadiono laiko juostą. Joje matysite Stadius vartotojų pateiktą informaciją apie to stadiono užimtumą. Juoda spalva – jūsų užimtas laikas, žalia spalva – kitų vartotojų. Paspaudę ant laiko galėsite pamatyti organizuojamas varžybas ir, jei organizatorius paskelbęs viešą registraciją, prisijungti prie varžybų. Pasirenkate norimą stadioną, nurodote, ar yra leidimas žaisti šiame stadione, kokią stadiono dalį užimate, kokios varžybos rengiamos. Prieš pasirenkant datą galima peržiūrėti stadiono laiko juostą. Paspaudus žemiau esančią nuorodą, peržiūrėti ir konkrečius žaidimus, jų informaciją. Įvedate varžybų pradžios ir pabaigos laiką. Nurodote, kurią komandą kviesti pirmą. Jeigu norite kviesti ir kitas komandas, kurioms priklausote, pasirenkate, kada jas kviesti. Įvedate reikalavimus žaidėjams. Kiek žaidėjų renkate, kiek minimaliai žaidėjų renkate, kad žaidimas įvyktų. Nurodote, ar renkate atsarginius žaidėjus. Nurodote, iki kada bus galima atsisakyti žaisti. Jeigu žinote, kad yra asmenų, kurie dalyvaus, bet jie negali prisijungti prie sistemos, rezervuojate jiems vietas. Pažymite, ar teisę rezervuoti turės kiti žaidėjai. Labai svarbu nurodyti, ar bus skelbiama vieša registracija. Iki varžybų likus nurodytam laiko tarpui, puslapyje bus paskelbta vieša registracija. Prie varžybų galės prisijungti visi Stadius vartotojai, kurie atitinka minimalius reikalavimus, o ne tik jūsų komandos nariai. Jeigu norite, galite parašyti trumpą komentarą, taip pat išsaugoti ruošinį. Toks yra Stadius puslapis. Tikimės, kad prisijungsite prie sportuojančios bendruomenės.